Labas, labas. Labai malonu, kad jūs manęs pasigendate ir prašėte bent 2 kartus per savaitę daryti angelų žinutes ir taro skaitimus. Tačiau ne visada spėju, bet pirmadienį jau nuo pat ryto klausėt, kur angelų žinutės, tai sorry, jau link vakaro, bet jau labai skubu jums nufilmuoti šį video, kas mūsų laukia artimiausiu metu. Taip pat laukiu komentaruose jūsų atsiliepimų, kaip jums išsipildo tos žinutės. Kaip jums viskas klostosi, arba bent jau parašykite, uždėkite širdelę, kad aš žinočiau, kad yra naudinga, va štai čia paspauskit ir pakomentuokite. Tuomet tokius video darysiu vis dažniau. Na ir komentaruose parašykite, ar sekantį kartą skaitome taro žinutes, ar mes skaitysime ir toliau angelų žinutes. Šiandieną bus sielos ir angelų žinutės. Na, o kas nori asmeninio skaitimo, taro, rūnų arba angelų žinučių, arba atkeliauti pas mane į asmeninę sesiją labai gilę, kur mes labai giliai neriame. Jeigu per gilų, nepergyvenkit, visą laiką pakelsiu į viršų, visada jūs stebiu ir jaučiu ir skanuoju. Turite iššūkių, esat nelaimingi arba turit baimių, arba kažkokių sunkių išgyvenimų, nutikimų, ateikite, padėsiu. Paleisime, patyrinėsime ir pagaliau užsilaisvinsite ar ne nuo šitos naštos. Na tai šiandieną jau pradėkite, Mėnulio magija 777, galite padovanoti ir dovanų kuponą arba įsigyti asmeninės sesijas, arba parašykit man tiesiog asmeninę žinutę. Visur aš to pačiu vardu. Taip, ir aš jau kortas išsitraukiau, kad taupyti laiką ir šiandien labai norėjau pasižiūrėti, ką mums nori pasakyti būtent siela, ar ne, jūsų vidus. Labai jos būna gilios ir labai gerai paspardo užpakaliukus, kur žiūrim angelų žinutes, asmeninės, tai wow, kaip gerai ten būna. Taip, tai šiandienos klausimas yra labai gilus ir jums pačiam atsakyti savo ir sąžiningai pagalvoti, ar ne tik, kad čia paklausiau, nežinau, kuo daugiau darysi darbo su savim, sąžiningai atsakysit į klausimus, ar ne, tuo daugiau informacijos gausit ir tuo toliau pasistumėsit. Niekas už jūs negali atlikti namų darbų, tik jūs patys. O kai užstringate tam, aš čia ir esu asmeninėse sesijose, kad jūs palydėčiau, veščiau ir padėčiau atrasti ir suprasti. Tai klausimas jums šiandieną toks. Ar aš bijau būti matomas ir pamatytas? Va štai čia yra daugelio baimė ir čia ne tik kalbama apie scenos baimę, bet apskritai gyvenime, kai žmogus vengia, mažinasi, nenori būti pamatytas, kaip ir patinka dėmesys, kaip ir smagu, kaip ir patvirtina jūsų savivertę, ar ne? Bet vis dėlto pasąmoniai arba nesąmoningai yra tas pakviečia, arba tarkim, arba ant scenos, arba būti ten kokiu vedliu, ar ten vestuvėse kokia tenais pamergė, ar kaip ten tas vadinasi tie dalykai ir taip. Bet būsiu, gal ne, žinai, gal aš tiesiog pabūsiu kaip svečia, žinai. Yra tokie, ir tu kaip ir pastebi, bet taip ne visai sąmoningai, bet, yra tokie dalykai, tikrai pastebėk ir tu tai žinai apie save. Arba savo labai gerai meluoji, čia vienas iš dviejų. Ir užuominos iš mūsų sielos. Pasaulis nebenori, kad tu slėptumėsi už sienos, už durų ar ne, ir toliau mažintumėsi. Sako, laikas yra spindėti savo unikalią šviesą šiam pasauliui. Jau jisai nori, kad tu išlystum iš savo urvo. Sako, tu esi kupina meilės ir tu esi pagaminta iš meilės ir tu esi pakankama tokia, kokia tu esi, Dieve, kokia nuostabi žinutė. Nebereikia, sako, slėptis, gana nebereikia slėptis, nebereikia gėdintis savęs ar ne, tiesos, parodyti save tokią, kokia tu esi iš tiesų. Tu turi prieš gyvenimą atstovėti tarytum nuoga, ar ne, nusiėmus visas kaukės, drabužius perkeltinė prasme ir pagaliau pasijausti laisva. Po mano sesijų žmonės pajunta pagaliau laisvę. Vau, va čia tai žinutė. Ir dar viena užuomina. Kokias savęs dalis aš vis dar slepiu. Ir kurios dalys tavo manymu yra nepriimtinos visuomeniai, o kokios yra priimtinos visuomeniai. Čia tavo kažkokie įsitikinimai, ir ne, kad tavęs nepriims dėl to yra kaip tu atrodai,
kiek tu sveri, ar tu graži, ar tu jauna, ar stora, ar su pilvu, ar su dviem, whatever, koks skirtumas. Čia tai iš viso tokia tema, žinokit, man visi yra gražus, nuostabus, jeigu žmogui yra gerai, kiti ten dėl lygų, dėl kitų problemų, bet teisti dėl išvaizdos man yra taip neskanu, taip negražu, aš irgi esu buvusi visokia gyvenime, bet niekada neatsimenu savęs teisiant žmogaus, aš į žmogų žiūriu kaip į sielą, kaip į žmogų, bet teisti dėl to, kad jisai storas arba per plonas, jis ką prastesnis, ką jisai blogesnis, ką jis dėl to pasidaro piktas, blogas. Mes esam sielos, mes esam žmonės ir visi turim savo kažkokį, kažkas tiesiog mėgsta pavalgyti, kažkas galbūt serga, ar ne, kažkas turi hormonų, problemos su hormonų. Ar tai mūsų reikalas? Ar jis tau nuo to blogesnis yra, ar jis tau kenkia, dabar senu, nevertinkim žmonių dėl spalvos, plaukų, išvaizdos, pomėgių, tai yra unikalumas. Ir vat sako, ar tu vis dar bijai būti autentiškas, unikalus, originalus? Labai geras klausimas. Ir dar vienas klausimas, ką tu turėtum padaryti, kas turėtų pasikeisti, kad tu jaustumėsi saugus. Vat ko tau trūksta, va čia irgi yra ar, toks vidinis darbas. Arba pats su savimi dirbk, arba va čia jau mes einame į asmeninės sesijas išsikapstyti, tai kurgi viso to šaknis, va kurgi yra viso to priežastis. Ar ne, kad vis dar bijau, tai atsakyk savo iš šitą klausimą. Gali rašytis, gali žymėtis, kuo daugiau rašysies ir žymėsies, gausi atsakymų, tuo toliau nueisi, save pažinsi ir pasistumėsi. Nu, aš išsitraukiau dar kortų, bet jau žiūriu, kad visiškai pabaiga, tai labai trumpai, ką nori pasakyti mum angelai ir patvirtina, sako, būk sąžiningas su savimi, pradėk nuo būtent to dalyko, ne su kitais, neįtikti, neužsidėti dar vieną kaukę ir dar vieną kaukę, o grįžk į sąžiningumą su savimi, į meilę savo. Nu, čia galėčiau dar patikslinti, bet noriu užbaigti mūsų dar sekančias kartas. Tai yra pati pradžių pradžia, ką aš jums visada sakau, rožinis kvarcas, meilė savo, pradėkit nuo savęs, tada visą kitą. O jums kažkodėl rūpi tūkstančiai žmonių, kaip jaučiasi visi kiti, tik ne jūs pati. Ir kaip faina, kai žmonės pagaliau po mano sesijų ir po rožinio kvarco arba parinktų kristalų pradeda mylėti save, man tai yra toks didžiulis pasiekimas, aš taip džiaugiuosi, jūs negaliu, kad norisi visiems pasakyti ir jau daug tūkstančių kartų kartoju ir savo video, visiškai netoks video išėjo kaip visada standartinis, vis noriu priminti apie meilę savo. Jūs neįsivaizduojate, kiek tai daug pakeičia, arba patys, arba į pagalbą, meilės akmenis, rožinį kvarcą pasimkite, tikrą, aišku, tikrą, nekaitintą, nedažytą. Apdovanokite save, dar vieną angelų žinutę. Sako, ir save pamiršęs buvai, ir tiek praėjai, ir tiek padarėjai. Sako, savo, apsidovanok, pasilepink, pasirūpink. Kaip aš sakau, eini masažą, nusipirk bent jau 3. Nusipirk 3, gerai 5, jeigu gaunasi. Ne tai, kad jau gaila, bet jau per sukastus dantis ne, čia visatos neapgausi, čia mes tik savo mokam labai gerai meluoti, čia save apgausi, iš meilės savo, nusipirk 3 masažus, kaip bus, tai bus, bet tai kaip pakaifuosi, kaip gerai bus tavo kūnai, koks kūnas tau bus dėkingas, ar ne? Pasilepink. Gerai, ir dar labai trumpai paskutinė angelų žinutė, sako, eik ir pasiimk, eik tai ir padaryk, tiesiog padaryk, pasiimk. Sako, gi mes viską matom, gi mes visada šalia, gi mes tu norim padėti, sako, mes ten visai tas situacijas visą tą dėlioja, perdėlioja, kad tu pasiektum tų savo tikslų. Eik ir pasiimk tai, ko tu nori, tai, ko tu svajoji. Aš labai nemėgstu vieno dalyko ir nerekomenduoju lipti per galvas ir jėga ar nenaglumu apgavystę imti tai, ko tu nori. Ir čia ne dantis už dantį, čia ryklio dantis, beje, elektroniniai parduotuviai dar yra. O tiesiog, ar ne, sąžiningai keliauk link savo svajonės ir pasiimk tai, apie ką tu svajoji. Neleisk baimėms tave suvaržyti. Ir kodėl čia neleidžia daugiau rašinėti šitų žinučių, šiandien toks geras, tokia gera tėkmė iš visatos eina, wow. Wow, tiesiog kortomis, bet man tiek informacijos eina, eik tu savo. Tai turbūt dar galėčiau antrą video padaryti, jeigu ne 3. Žodžiu, laukiu komentaruose, ar naudinga, ar nori dar, žiūrim taro, ar žiūrim angelus.
kaip jums pildosi, ar jums patinka, ar jums naudinga. Mėly bučiuoju iki, ačiū už palaikymą.